Esu Julius ir atvykau iš magijos fakulteto, atstovauju gaminu.lt. Taigi šiandieną pristatysim mūsų idėją, pamatysim truputėlį ją išgryninti ir įrodyti, kodėl jinai yra naudinga ir parodyti tai, ką dabar turiu ant stalo. Tai gal nedėliodamas iš karto pradėsiu, jog koks mūsų yra tikslas. Tai tikslas yra supažindinti jūs pirmiausia su mūsų idėja, o šiaip tai tikslas yra pagelbėti neregiams, tai žmonėms, kurie turi regėjimo problemų. Ir antras, pritaikyti mūsų technologiją kitiems prietaisams. Tai truputėlį pasikartosiu nuo praeito karto, kad pasidaryti truputėlį visiems aiškiau, ką aš jums noriu čia pristatyti. Tai yra prietaisas, kuris elektrinių impulsų pagalba padės neregiui susiorientuoti aplinkoje. Čia dar trūksta Kinecto, kuris fiksuos erdvės gylį. Ir būtent tas erdvės gylis supažindins neregį su kliūtimi. Tarkim, jisai prieis prie kažkokio objekto, Kinectas fiksuoja objektą ir iš karto jam siunčia signalus. Signalai bus siunčiami į šitą Arduino plokštę, kur su šituo stiprintuvu jie yra padaromi reikiamų kiekio. Ir įtampa pasidaro tokia, kad žmogus padeda jausti kažkokius kirbėjimus ir taip toliau. Tai būtent dabar kaip pavyzdį, jums čia tokį turiu, užsidėtumėt ant nugaros šitą dalį ir matote, čia yra labai daug visokių, kaip čia įvardinti, elektrodų, kurie skleis elektros srovę jums ir jūs jausit, kad priėjot prie tos kliūties. Tai čia trumpai išgryninau tą visą mūsų idėją. Dabar pakalbėsim truputėlį, kokias mūsų perspektyvos ir kokiam laikotarpiu dabar esam. Tai jau mes idėją kaip ir išsigeneravom, modelio projektavimas taip pat jau įvyko, programavimas irgi jau vakar sėkmingai įvyko ir konceptinio modelio gaminimas tai bus atlikta iki sausio 23 dienos. Ketinam tai atlikti. Vakar dar pabaigėm galutinę plokštę su mano kolega Raimondu sulituoti. Tai čia buvo tas būtent stiprintuvas, kuris skleis tinkamą įtampos kiekį žmogui, kad neatsitiktų jam nieko blogo. Tai tiek. Toliau pas mus dar dirba ir su rinkos analizė ir marketingas. Ta prasme, jie stebi poreikius, ko reikia ir taip toliau. Tai mano kolegė Asta, kurio šiandieną nėra, nes ko gero po vakarykščių visų mūsų bandymų su elektros srovėm ir taip toliau šiandien ko gero pasijuto negerai, negali ateiti. Ne, jeigu iš tikrųjų tai tiesiog dėl asmeninių priežasčių negalėjo, tai čia yra jos tyrimų dalis, jinai tyria kaip asmeninė žmogaus varža ir kaip jinai įtakoja, daro įtaką, būtent kaip elektros srovė gali praeiti pro odą, nes kiekvienas mes esame skirtingas, tai reikia susižinoti, kas ir kaip yra kenksminga. Taigi čia yra mano dalis simulacija, kur buvo pirmiausia kompiuteriniai variantai ir buvo kuriamos schemos, kurios padėtų būtent sukurtų tą reikiamą įtampos kiekį. Ir pati smagiausia dalis, tai kaip ir vaikai mėgsta konstruoti Lego, taip ir mes su kolega Raimondu mėgstam konstruoti šitą prietaisą, tai čia truputėlį tokia dalis iš mūsų bandymų ir konstravimo vakar. Tarp kitko tokia dabar įdomesnė istorija, kad vakar turėjom labai įdomų įvykį, kai neišėjo truputėlį sujungti schemos ir nusprendėm patikrinti su kitu generatorium. Pasidėjom truputėlį per daug įtampos ir vienas laidas susidegė kaip wolframinės lemputės, tas visas užsiplėskė ir tas visas generatorius, kuris kainuoja gal 1500 iš tokio aukščio buvo numestas ant žemės. Tai buvom labai išsiganę, kad jisai nesugestų, bet viskas gerai. Tai tiek. Ačiū.